Dar vienas labai trumpas vaizdelis apie Marijampolės NDNT registratorę Grinevičienę. Mane jinai teorizavo, taikė psichologinį smurtą. Čia yra gryna tiesa. Aš jumi skaitau iš skundo ministrei Monikai Navickienei, kuris buvo parašytas. Jinai sakė, kad aš gaunu ne darbingumo pažymą, o gaunu biuletenį, nes tai jai rodo Sodra. Ir jinai sakė, kadangi jūs gaunate biuletenį, tai manęs neregistruos. Ir tai kartojo nuolat, kad čia nedarbingumo pažyma, o biuletenis. O tai darė tyčia, norėjo psichologiškai palaužti. Bet aš neatlaikiau to psichologinio smurto ir pradėjau verkti. Ir verkdama pasakiau, kad aš gaunu nedarbingumo pažymą, o ne biuletenį. Ir negaunu jokių pajamų, daugiau negu 3 mėnesiai. Taigi, Marijampolėj dirba labai žiaurūs žmonės. Ateina žmonės priduoti dokumentų pas registratorę, o iš registratorės tenka išgirsti psichologinį smurtą. Iš tikrųjų labai baisu, kad tokie žmonės dirba Marijampolėj. Skundas buvo parašytas ministrei Monikai Navickienei, kad taip elgiasi su sergančiais neįgaliais žmonėmis. Bet į skundą Monika Navickienė neatsakė. Skundo neišnagrinėjo. Tai rodo, kad Monika Navickienė Marijampolės registratoriai leidžia taip elgtis. Jeigu leidžia, jinai ir toliau taip elgsis. Jos nestabdė psichologinio smurto.